Sveiki, su jumis sveikinasi Dancer X ir šiandien mes žaidžiame Minecraft Izolant jau trečiąjį epizodą. Ir mes žaidžiame jau ant 1.8 versijos ant pirmo preleazo. Tas yra labai džiugu ir labai faina ir manau, mes greitai žaisime Minecraft išlikimus, nes paskui 8 versijos. Tas yra labai kietai, labai įdomu. Tikiuosi jums patiko praeitas epizodas su G-Hebras privačiam serveryje. Ten jau tuos video darysiu, manau, kas savaitę. Parodysiu tiesiog kaip kas vystosi. Matot, mano yra valtis, nes aš jums parodysiu vieną bairį. Tiksliau. Ne bairis, tiesiog šitaip susigeneravo pasaulis, bet galiu jums pasakyti, kad tenai yra žemė. Tiksliau, gryna žemė, tiksliau prasideda pasaulis normalus ir visas kitas dalykas. Tai gerai, einame prie reikalo. Aš pasiruošiau, tiksliau dabar papasakosiu, kokie mūsų planai šiame video. Šiame epizode aš žadu padaryti medžių fermą ir aš jau tam esu pasiruošęs ir pastatyti savo namą, namą. Ir jūs dabar galvojate, kaip aš padarysiu tai per vieną epizodą, kaip pastatysiu namą, jeigu medžių neturiu, o pasodinti medžių. Tai aš darysiu labai paprastai, aš šitą epizodą filmuosiu per 2 dienas, tai yra, jums tiksliau vienas šio video bus, bet, ta prasme, suprasti teisingai, aš sulipinsiu 2 klipus į vieną, tai reiškia, kad aš šiandien darau, šis klipas, kaip aš darau medžių fermą, darysiu tiksliau, o kitas klipas, kaip statau namą, ir aš sulipinsiu juos į vieną klipą, jums sulipinau, o sulipinsiu tuos klipus ir gausis vienas video, nes jeigu aš dabar padarysiu medžių fermą ir gausis labai trumpas video ir bus labai neįdomu ir nežinau, gausis labai neįdomu visas šitas dalykas, tai va aš darau medžių fermą, po to namas, tai jo. Aš jau ir pasirūpinau atsargomis, turiu prisikasęs cobblestone, turiu prisikasęs, kas yra labai kietai, tiesiog nelabai ilgai, bet normaliai, iškilius iš tikrųjų labai. Šitą bandysiu pakeisti vėliau į tvorą, kai gražesnį teritoriją darysim. O dėl Battlefield 3, tai ten labai atsiprašau, kad biškį buvo nesklandumų su garsu, manęs nesigirdėjo, labai garsiai girdėjosi pats žaidimas, tai labai atsiprašau. Ir ką žinau, daugiau taip nebus. Tikiuosi, susitvarkysiu nustatymus ir bus viskas. Na dabar, kaip matote, statau aš tą medžių fermą žadėtą. 4 epizode tikriausiai statysime ir pasiruošime mūsų tam modų spavneriui, pasiruošime cobblestone ir kitame epizode mes statysime jį ir kelsime taip XP, kuris mums, aišku, nereikalingas. Nežinau, aš, kadangi, kaip sakiau, radau ten toli, ar ten, dabar nežinau, radau tą žemę, kur prasideda, pasaulis normalus sugeneravęs. Nežinau, galbūt tas išlikimas bus, plauksim ten ir nuo ten pradėsim žemę. Galbūt pasidarysiu tiltą iki ten. Neprižadu, kad aš tai darysiu, bet gali tai būt.
nežinau. Gal darysiu, gal ir tada mums tai ferma bus labai reikalinga, galbūt ten įsikursim ir paskui bėgiai bus. Na, bet aš neprižadu, aš taip norėčiau, bet aš nežinau, ar tai padarysiu. Jo, dabar jau spazmas, rimtai. O, čia 25 blokai, rimtai. Fuck. Tas man labai nepatinka. Pusės pro, gerai? Mes tada biškį pamažinsim ir man reikia pamažinsim platinsim, nes mums dabar zombių, kaip žinot, nereikia. Ir iš tikrųjų, čia nereikia. Tai jo, padarom, kad čia jie nesispavnintų. Nežinau, aš dabar negreitinu, kaip darau tą medžių fermą, nes tam greitinu. Va kai namas statysiu, tai bus pagreitintas klipas. O šitas nebus pagreitintas. Tai jo. Jo. Padarysime medžių fermą ir rinksime resursus medžių, tai yra, kad galėtume pasidaryti. Palauk, reikia kažkaip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Reiškia nuo 20 spalvinų Londone, nuo 25. Nebent jie skaičiuoja vien čia įvairiai kurie nuo čia skaičiuoja. Na, nes neįsivaizduoju, kaip čia. Gerai, pasiemam žemės, kurios mes turim labai daug. Teklų irgi turim daug. Pasiemam žemės. Dabar 1.8, kaip žinot, galima užrakinti mūsų galima užrakinti, tarkim, lygį, ta prasme, jeigu aš galiu žaisti dabar vien tik normal ir jeigu aš užrakinsiu, tai tada jų užrakinsiu ir aš daugiau nebegalėsiu atsirakinti, reiškia, tada žaisiu ant po režimo normal ir negalėsiu nei easy pasidaryti, nei easy. Tai tas galbūt yra... Tada daugiau žemės bloką. Dabar čia šviesa, čia kartas. Čia šviesa, kartas, žemė. Va, dabar gerai. Tada 3 žemė. 3 darysim šitą. Fuck! Neprarasim žemės, neprarasim. Jau kad neprarasim? Reiškia neprarasim. Taip, darome į šitą pusę, tai čionai. Bus tada 2, 3 blokai, žemė. 3 blokai, žemė. 3 blokai, o čia žemė. Dabar yra. Manau, mums tokia medžių ferma visai bus normali. Gal dar padidinsiu, nežinau. Dėl to. Bet Izolande aš labai ilgai neužsibūsiu, ta prasme.
Aš žadu čia labai kažko daug nestatyti, aš nežadu čia pilis statyti kažką labai įspūdingo, tiesiog įvykdysiu challenge'us ir mūsų taip epizodai užsibaigs. Tiesiog aš challenge'us vykdysiu, o ne šiaip žaisiu savo malonumui, nes man iš tikrųjų tai nelabai įdomu. Gal survival Iceland gal... aš dar nežinau. Gal dabar man įdomu, jo, nes kasiniai dirbi užknisa, bet dabar tai neturiu labai didelio noro žaisti šitą izoliavimą. Didelio noro neturiu. Tai jo. Prarasim čionai šiek tiek sekundžių, bet nieko to. Jo, gerai. Galiu sakyti, aš taip pat dirbu ties privačiame serveryje ties namą. Todėl nutikiau aš jį kaip ir pastačiau, bet ką žinau. Tačiau ilgai, nes medžio trūkumas buvo, o kadangi ten mes įsikūrė kaip toje, reikia prisiminti, mes įsikūrė, jau aš pamiršau, tas biomas, kur auga tie bodiniai medžiai. Aš žinau, pamiršau šį pavadinimą. Žodžiu, mes ten įsikūrė ir aš iš tokios medienos stačiau chatą, tai namą savo, tai gavos taip, kad teko belekiek, gal 3 dienas, tikrai 3 dienas įsiknisau ties namo, nes pastatau šiek tiek dėl medžio stovėjau, atsijungiau nuo servo, laukiu teletos medžiai, prisijungiau, nusipirktus medžius vėl biškį pastatau, gerai ir va šitaip gaunasi. Ir trūksta medžiai, na jau kaip ir baigiau statyti, aš namą liko stogą padaryti, bet užsiknisimas buvo, galim sakyti, aš stačiau tą namą, bet belekiek zombių. Aš ten net namie nėra saugu dabar, netgi kaip pasistačiau. Namą net nėra saugu, net į zombių, nes medinės duris tai žinoma. O dar ant hardo režimų tai kokie 5 zombiai prie chatos prieina ir kapoja tas duris. Aš ten ką nors dirbu, išgirstu ir durų nebėra. O atbėgu ir 5 zombiai, tai gerai, dar aš ten turiu kardą gerą, diamantinių žačiantinį, tai dar gerai. Bet taip tai vos atsilaikau, ten dėlė kas, jų ten lenda, kaip nežinau. Kaip, ką žinau, negaliu. Nėra tokio žodžio, kaip apibūdinti, lenda, tai nežinau. Tai žodžiu, ten dėlė kas, darosi, ir ką žinau. Žiauriai. Bet šiaip taip atsilaikiau, bet sunkiai. Galiu pasakyti, sunkiai atsilaikiau, aš ten priešau. Reiks daug geležies ieškotis ten, nes ročia, be ironinių durų aš nieko. Aš be ironinių durų nieko. Nes tas medinės duris, kai dar ant hardo režimų, jos nebiškai nepalieka. Nebent zombiai nepamato, reikėjo pamatyti. Be normalių šarų, be normalaus kardo melstis, kad paliksi gyvą. Ir tai, iš namo išėjau, tai spėkit kas buvo, išlendu iš namo. 5 creeperiai prisistatė. Net 5 creeperiai prisistatė, ten tai beleką. Tai teko nuo namų sprukti ir juos po vieną atskirai išdaužyti. Tas mums labai gerai pavyko, džiaugiuosi, likau gyvas. Tai
Tai ką, kaip matot, mes jau baigėme statyti mūsų medžių fermą, kaip matot, aš bent jau taip statau savo medžių fermą, nežinau kaip jūs statot, aš visada taip, tai startas čia vidury rytų šviesa, kad jie augtų naktį, tai va, mano principas yra toks. Nu, kaip jūs statot, tai nežinau. Jeigu jums tinka taip, jūs galite šitaip statyti arba turite savo būdą. Bet mano būdas yra šitaip. Na ką, medžių fermą turime. Čia vieną bloką mes statysim, nes žinot, kas atsispaunina. Tai jo, dabar mums beliko, mes visus susodinsim, bet susodinsim medžius. Jo, pločių pasidarome, kurį taip pat turim. Žiūrėjau. Atidarom pločių. Atirišimsiu. Bus dar tų. Aha, ne. Jo, taip. Spėčiu ir mes turime pločių. Jo, dar norėčiau jūsų, nežinau, nors dar neturiu daugiau, bet jeigu kas žiūri dar mane, prašau parašykite komentaruose, kur papigiai rasti tų Xbox 360 rekorderių, nes aš turiu Xbox 360, norėčiau iš tikrųjų šitą video. Tikriausiai jūs norėtumėt padaryti Xbox 360 video, bet aš nežinau, kur ir kaip vadinasi tie rekorderiai filmavimo ant Xbox, tai nežinau. Ir nežinau jų kainą skaityti, nežinau, jeigu jūs žinot, parašykite komentaruose, ar linką įmeskite, kur rasti, ar skelbimas ar kažkur, nežinau. Jeigu nebrangiai kainuos, aš nusipirksiu galbūt pradėsiu filmuoti Xbox, ant Xbox irgi, nežinau, video game, filmuosim. Bet dabar tokios galimybės neturiu, su fotiku ar telefonu, tai žinau, neverta to daryti. Tai jo, tiek. Jo, o gerai, kad kaip tik tinkamą skaičių prisikirtau pagal spelną, labai gerai. Gerai, dabar mes čia galime minti saplingus, pasiemam visus turimus saplingus ir einam sodinti. Štai ir mūsų medžiai jau susodinti. Čia po biškį auga šitie javai, viskas okei, na dabar mums beliko tai... O, kaktus tai jau yra. Au. Eikit šik, praradau savo kaktus. Jo. Fuck. Jo. Beleka. Na, kadangi biškį apsiskaičiau, galvau, čia trumpai gausis. Matau, kad video trukmė dabar yra apie 20 minučių, tai nežinau. Galbūt šiame epizode bus tiek, jau matot, ir užaugo mūsų medis, čia greitai auga. Nežinau, galbūt šiame epizode bus tiek, kitame epizode pastatysiu. Nors ne, kodėlgi aš turiu baigti epizodą, ne. Dabar jūs matysite, kaip aš statau namą, pagreitintas video ir ką žinau. Tai su jumis buvau aš, Dansirix. Jei jums patiko, laikinkit, subscribinkit ir jeigu jums nepatiko arba šiaip ką nors turite pasakyti, tai būtinai parašykite komentaruose ir aš jums atsakysiu ir paklausysiu galbūt jūsų. Ir dabar gerą laiką, žiūrėkite likusį video namo statybą, tai žiūrėkite.
Tai va, chebra, ir vėl įvyko šioks toks šūdinas dalykas. Aš vėl tiksliau buvo tai, paaiškinti. Dariau šitą, dariau viską, filmavau ir man skambino per Skype ir aš sustabdžiau video. Sustabdžiau viską. Gerai, paskambinau viską, pradėjau statyti. Pastatau va tiek ir žiūriu, kad fraps neįjungti ir aš taip. Fuck! Ir va dabar matot, aš šitiek pastačiau ir kadangi nebus pagreitinti video, tai bus taip. Tiesiog dabar jūs matot vaizdą tokį. Čia va šitiek savo fantaziją pasinaudojau, nežinau. Ar čia kaip man tokių nebūna, bet nežinau, čia paskaičiau, tiesiog nenorėjau to pačio per tą patį skaityti. Ir va gausiu va štai toks dalykas, kaip rasinis namas, toks paprastas grynas bus iš cobblestone, nežinau kodėl, nes tingiu viską griauti ir netdėti, bet tiksliau, tam paprastas šitas cobblestone. Čia va tokia realia padariau, visai nieko išėjo. Iš tikrųjų daug medžių su šitai darau. Ir kaip matot bus toks vaizdas, stogas bus paprastas tiesiog. Medis ir minimalus gausias stogas, ką žinau. Iš toli šiaip visai nieko, man atrodo. Tai va toks namas bus. Dabar aš jums parodau, kaip yra dabar. Kadangi jūs jau žinot, kaip bus, aš tiesiog po sekundės sugrįšiu ir čia vaidėsiu langus ir dėsiu duris ir tiek bus. Tai grįšim. Ir chebra, namas taip ir baigtas. Biškai parodysiu čia va. Čia tai bus ir ten čia tai bus, nežinau, čia va dar čia daryti. Priešingai tai nereikės, aš tai labai daug ir žaisiu. Tai va, namas išvyko, viską padarėm, tai viskas jau. Ir šiame epizode buvo tiek. Šiandien buvo bent ir liks. Jei jums patiko, spauskite like ir subscribe, jums nepatiko arba šiaip jūs norit pasakyti, rašykite būtinai komentarus. Na, kitam video mes biškį pagražinsim teritoriją ir aš šiek jums atrodysiu, ką esu nuveikęs. Tai sakau jums iki ir bye.